Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Labas rytas. Mes ir vėl su Knopkiu, kuris jau grįžo iš atostogų, primenu, ir tikiuosi daugiau niekur nebevažiuos. Knopki, vesi su manim laidas dabar. Sveikinamės dar vieną gražų rytą ir šiandien mūsų laidos herojė yra garsi Lietuvoje leidėja Eva Tombak. Ir žinoma, jos augintinis retriverių veislės auksaspalvis gražuolis Bartas. Apie Bartą yra štai tokia istorija. Neseniai Eva Tombak ir jos visa šeima dar gyveno Australijoje. Na, tiesiog sugalvojo žmonės ir išvyko pagyventi į Australiją. Bet bėda ta, kad tarp Lietuvos ir Australijos nėra pasirašytos tam tikros sutartys, leidžiančios šunis iš Lietuvos vežtis į šią šalį. Taigi Bartą teko palikti ir jis, nemažai, daugiau negu 9 mėnesius, kaip supratau, laukė savo šeimininkų. Ir Bartas iš tikrųjų yra labai gražus šuo ir protingas ir turbūt jis be galo džiaugiasi, kai Eva Tombak sugrįžo su šeima pas jį. Pažiūrime laidą. Ir dar pasakysiu, kad Bartas labai mėgsta obuolius. Taigi žiūrim laidą. Šiandien laidoje pažintis su leidėjos Evos Tombak labradoro retriveriu Bartu. Sužinosite, kodėl Bartui nebuvo lemta išvykti paskui šeimininkus į Australiją. Ir aš ieškojau visokiausiais būdais kelių, kaip tą Bartą būtų galima vis dėlto išgabenti. Apie neįprastą šuns aistrą obuoliams ir gudrybės vengiant veterinarų. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Kai susiruošėme į svečius pas leidėją Eva Tombak ir dar vieną labradoro retriverių veislės šuniuką Bartą, tikrai nebesitikėjome sužinoti ką nors naują apie šiuos itin populiarius visame pasaulyje keturkojus. Draugiškumu, žaismingumu, meilę vaikams, ištverme ir visais kitais privalumais pasižymintis Bartas nustebino mus savo aistra obuoliams. Tiesa, Bartas turi aistrą ne tik obuoliams, bet ir vynuogėms bei sūriui. Taigi dėl šių skanėstų bet ką galintis padaryti šuo gyvena leidėjos Eva Tombak namuose jau 11 metų. Per šitą laikotarpį gražuolis Bartas jau seniai tapo šeimos nariu ir neatsiejama visų kasdienybė. Apie savo augintinį mums pasakos ne tik pati leidėja Eva Tombak, bet ir jos sūnus Tomas. O visa šita graži istorija prasidėjo, kaip jau minėjome, prieš 11 metų, vieną šaltą rudens dieną. Tai buvo gilus ruduo, Bartas gimė rugsėjo pradžioje. Mes jį pasiėmė iš Fabijoniškių ar Pašilaičių, nebeprisimenu jau rajono. Įsidėjome į savo volviuką, aš jį laikiau ant kelių ir Bartas drebėjo mažius. Atvežiau jį namo, namie buvo 2 maži vaikai, abu subėgo žiūrėti, o Bartas toliau gulėjo ant kelių ir tirtėjo. Apsidžiaugiau labai. Atvažiavo tėvai, pamačiau, kaip įvažiuoju į garažą. Turėjo ant kelių tokį mažą padarą. Žinau, kad šunį turi atvežti. Labai apsidžiaugiau, paleidom, jis lakstė visur toks išsigandęs po namus. Tada atėjome kambarį, atsisėdom visų laidų kompiuterio ir padarė balą. Tai pasisveikina su manim. Ar buvo labai baisu įsileisti šunį, kada 2 maži vaikai ir kaip ten bebūtų, šuo yra gyvūnas? Kas gali būti baisiau, jeigu turi 2 mažus vaikus? Tai argi šuo yra baisu? Jau po to, kai tu turi, kaip 3 vaikus, jau šuo tikrai nebėra baisu. Po reklamos žiūrėkite. Pažintis su leidėjos Evos Tombak labradoro retriveriu Bartu. Sužinosite, kodėl Bartui nebuvo lemta išvykti paskui šeimininkus į Australiją. Ir aš ieškojau visokiausiais būdais kelių, kaip tą Bartą būtų galima vis dėlto išgabenti. Apie neįprastą šuns aistrą obuoliams ir gudrybės vengiant veterinarų. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Turėti labradoro retriverių veislės šunį buvo Evos Tombak vyro Viktoro idėja. Kaip pati moteris sako, teko nusileisti vyro argumentams. Man atrodo, kad tai buvo mano vyro sumanymas. Aš kažkada tai pati turėjau spanielį ir suprantama, kad kokią veislę tu kažkada tai turėjai, tai tarsi atrodo, kad ta veislė ir yra, pati geriausia. Bet kadangi mes su vyru labai mėgstam daryti viens kitam visokias, nuolaidas,
Tai šiuo atveju, matomai, buvo mano eilė padaryti nuolaidą ir jisai pasakė, kad mes turėsim labradorą. Ir aš pasakiau, okei. Ir kaipgi nesutiksi su vyro argumentais ir nepadarysi jam nuolaidų, jei šie šunys gali būti be galo švelnus su mažais vaikais, yra disciplinuoti ir labai sargus. Labradoro retrieveriai yra lengvai dresuojami, be to pasižymi didelę ištvermę ir prisitaikymų prie įvairių gyvenimo sąlygų. O kai augini 3 mažus vaikus, tai nenuostabu, kad gyvenimo sąlygos suekstremalėti gali akimirksniu. Dar ir dabar Bartas nevyzgina uodegos iš laimės, kai į svečius ateina maži vaikai. Nu kaip, būna, kad ir grybšteli kažką, kadangi jis augęs tarp mažų vaikų ir jį gerai yra tie vaikai nutampę, aš manau, kad labai stipriai, kur kas stipriau negu aš mačiau. Ir todėl jisai labai taip žiūri įtariai į kiekvieną mažą vaiką. Aš manau, kad jisai vis laukia kažkokios šunybės. Ne į visus, bet vis dėlto aš sakyčiau, kad į daugumą. Vaikystėje į rogutės kinkydavo? Jo, sesė su broliu. Tampydavo. Jis galingas buvo, jis mane ant dviračio tempdavo. Bet jis, kaip matau, dar pasiduoda tokiems vaikiškiem žaidimams. Jis neturi pasirinkimo. Ar yra tekę susipykti su Bartu? Bet jau taip, kad galvoji, kad, kur, kodėl, už ką? Tas susipykimas su šuniu, jis nebūna abipusės. Jis būna toks, kad tiesiog arba aš Bartą kaip nors įžeidžiu labai, arba jis mane. Mane labai išknisdavo, nes aš turėdavau keltis 6 ryto prieš mokyklą ir tada yra tie pirmi mėnesiai, kai jis dar nelabai supranta, kur atlikti savo reikalus. Tai tada buvo gan skausmingi rytai tokie, kai atsikeli ir pirmas dalykas, ką pamatai, tai jo tokie strategiškai išdėlioti visur. Kaip čia gražiau pavadinti. Strateginiai taškai. Strateginiai taškai, jo, tokie spastai savotiškai. Visgi dėl teisybės reikia pasakyti, kad neretai su šiuo šunimi pasirinkimo neturi ir jo šeimininkai. Bartas per savo amželį jau išmoko retkarčiais šeimininkus apsukti aplink savo uodegą ir priverčia šokti pagal savo dūdelę. Galėsiu jums papasakoti, kad jis yra simuliantas rimtas. Yra buvę, kad tėvas įvedžioja ir čia turiu biškį yra tokių apkasų. Ir jis ten davėsi prie to apkasų ir dingo. Ir neišlenda. Ir tėvas šaukė jį. Ir čia žiema buvo. Ir paskui pamatė, taip lėtai išlenda Bartas, vos paeina. Nušakęs mane, kad susižeidė, tada tėvas paėmė, užsidėjo jį ant pečių ir nešė. Čia nemažas atstumas, tai tėvui reikėjo kartais sustoti, padėti ant žemės, paskui vėl nešti. Tada jis namie tiesiog gulėjo visiškai nelaimingas. Nieko nedarė. Tada aš jį išvežiau pas veterinorių. Ir kai tik atvežėm, pamatė kitą šunį, pasišiaušė, jau kojas pamiršo ir bandė pult muštis. Ne vieną kartą taip su juo yra buvo. Gal jis pats galvoja, kad jam labiau skauda, negu iš tiesų yra. Ir paskui, jeigu pamiršta kažką kitą, pamato geresnio biškį, viskas tvarkoja. Beje, Barto šeimininkai Eva ir Viktoras Tombakai prisipažįsta, kad šis gražuolis veterinarų kaip velnės kryžiaus bijo. Per daugelį metų Bartas net atkalė sistemą, taip sakant, kaip išsisukti nuo privalomų ir neplanuotų patikrų bei sveiką kailį išnešti iš veterinarijos klinikos. Tiesa, šią šuns gudrybę jau perkando ir Tombakų šeima. Tačiau iki šiol Barto apsilankymai veterinarijos klinikoje sukelia nemažai šypsenų ir ne tik linksmų prisiminimų. Turbūt viena iš rimtesnių išdaigų, kuris pastoviai darydavo, tai yra, kad jis kandžia veterinorius, kai mes jį atvežėm gydyti. Ir jie irgi susipažinę su jo šitais šposais. Va. Kai buvo jaunesnis, tai kartais užeidavom į virtuvę ir pamatydavom jį stovint ant stalo. Ne šiaip bandydavo kaip nors tykiai paimti maistą. Ne, jis užsilipdavo ant stalo ir vaikšdavo, tas tipo tokį kaip ir švedišką stalą. Gal biškį šito pavalgys, tai gal biškį ano. Va. Tai tiek. Nu ir susikuldavo kartais miške su kitais šunim. Bet tai čia, nežinau, jie taip žaidžia gal. Jeigu jau pradėjome vardinti Barto per visą amželį užgyventas nuodėmes, reikia pasakyti, kad pastaruoju metu į jo išdaigų krepšelį akmenukai krinta retai. Kai Bartas buvo mažas, kentėjo šeimininkų batai ir šeimininkių bateliai. Ne vietoje numesti daiktai ir net sofa sugraužta buvo. Oi, bateliai žinoma kentėjo. Daug jų porų buvo sugraužta ir sofa buvo sugraužta. Bet tai jau yra tokia praeitis, tai viskas įvyko per pirmus metus. O dabar jam yra jau 12, tuoj 12. Tai aišku, tai pasimiršo, nes gyvenime tiek daug įvyko visko per tą laiką. O ko labiausiai nemėgsta daryti? Nu, nėra tokio. Mes turbūt nelabai verčiam daryti tai, ko jis nenori. Jis jau yra solidaus amžiaus. Bartas labai mėgsta miegoti ant sofos. Jis yra pas mus privilegijuotas. Jis sugraužė visus savo šuniškus kilimėlius
Ir kai sugraužiau, nebežinau kelintai, ten 12 ar 15, mes nusprendėm, kad jau tiek to. Jau, žinai, pagal kainą jau suvalgė visą ten sofą. Tai jau dabar nebedraudžiat? Jau nebedraudžiam. O Lietuvoje, na, vedatės Bartą, tos pačias kavinės? Ne, tikrai ne. O kokios kavinės? Mes gyvename miške. Taip, mūsų Bartas yra miško vaikas. Jisai net su mašina važiuoti labai nemėgsta. Jisai žino, kad jeigu jis sudini į mašiną, tai bus kažkas labai blogo. Arba jį nuveši ir paliksi, nes išeini atostogų, arba nuveši pas veterinorių ir jis gaus injekciją. Taip, kad kas gero iš tos civilizacijos? Nieko. Gyvenate iš tiesų miške, aš taip įsivaizduoju, kad čia turėtų užsukti ir zuikiai, ir stirnos, ir voveriukai. Kaip šuo reaguoja vat į tą laukinę gamtą? Jis reaguoja pakankamai natūraliai, jis pasigainioja tos žvėriukus. Ir tiek, bet matau, kad jam tai yra greičiau toks, žinai, bėgimo elementas, gainiojimo elementas. Visgi nors ir labai gražiai skamba pasakojimai apie jau senjorų drąsiai vadinamą Bartą, buvo šeimininkų klaidų, kurių šuo jiems ilgai atleisti negalėjo. O viskas prasidėjo tada, kai Tombakų šeima laimės nusprendė ieškoti toli, labai toli nuo Lietuvos. 2009 metais po 3 kelionės į Australiją, kai jau buvo pasitraukę iš leidybos verslo gimtajame krašte, Eva ir Viktoras Tombakai bei 2 jų dviejų vaikai bandė įsikurti Australijoje, Perto mieste. Tada ir paaiškėjo, kad tarp Lietuvos ir Australijos nėra pasirašytas šunų gabenimo susitarimas. O tai reiškia, kad ne vienerius metus buvęs ištikimas šeimos draugas Bartas turi likti Lietuvoje. Tai, kad nėra susitarimo tarp Australijos ir tam tikrų Europos šalių dėl gyvūnų gabenimo, aš abejoju, ar tai labai daug kalba apie gyvūnų meilę. Tai greičiau kalba apie visokius formalizmus. Bet aišku, tai yra valstybiniai mastai. Mes pragyvenom su šunim 10 metų ir kodėl tu jį turi palikti, realiai tai reiškia, baisiai išdavystę. Šiandien vienas dalykas yra palikti šunį, ten keliom savaitėm ar mėnesiui, o kitas dalykas jį palikti neapibrėžtam laiko tarpui. Ir aš ieškojau visokiausiais būdais kelių, kaip tą Bartą būtų galima vis dėlto išgabenti. Buvau vienoje veterinarijos gydykloje, labai gerbiamoje, neminėsiu vardo, todėl kad atsakymas buvo labai neigiamas ir labai negražus. Nes savininkas, išgirdęs mano ten tokį primiktinį klausimą, nejaugi nėra kelių, jis man pasakė, jūs ką, mane provokuojate kažkokiam amoraliam poelgiui? Ir aš pagalvojau, Dieve, kokiam amoraliam poelgiui aš galiu provokuoti veterinorių, tiesiog norėdama pasiimti savo šunį. Bet kitoje gydykloje man patarė, kad pasižiūrėčiau sąrašą šalių, tarp kurių yra susitarimas su Australija. Ir viena iš tokių šalių yra Lenkija. Bet tam, kad tu išvežtum šunį iš Lenkijos, net jeigu jisai gyvena jo toje Lenkijoje, jis turi bent pusę metų išgyventi Lenkijoje. Ką mes padarėm? Mes taip sutvarkėm dokumentus, kad draugai iš Lenkijos pasirašė, kad jie tą mūsų Bartą augina. O kiti mūsų draugai vežiojo Bartą kas mėnesį į Lenkiją ir darė jiems skiepus. Nes skiepai turėjo būti, lenkiški. Ir taip mes būtume per pusę metų tą Bartą ir išgabenę. Bet po pusę metų mes supratom, kad mes grįšim. Taip, kad istorija baigėsi labai linksmai. Jis prasidėjo labai liūdnai, bet galiausiai baigėsi labai linksmai. Kol gyvenote ten toliau Australijoje, ar galėtumėt pasakyti, kaip australai myli šunis? Nes man atrodo, kiekviena šalis turi savo kažkokias tai tradicijas, kaip prižiūrėti šunį. Tai jūsų pastebėjimai Australijoje, jie yra mylimi šunys? Australijoje yra labai daug šunų ir jų tarpe labai daug labradorų. Pasakot, kaip jie tos šunys myli, kaip jie juos myli. Vedžiojo juos ant pavadžio, kaip ir pas mus, taip, kaip ir bet kurioje civilizuotoje šalyje. Manau, kad žmonės visur myli šunys. Ar yra šalių, kur jų nemyli?
Pats Bartas tą laikotarpį, kai buvo paliktas čia Lietuvoje, išgyveno tikrai nelengvai. Nors jam buvo bandoma sudaryti kuo palankesnės sąlygas, visgi, kaip sako liaudies patarlė, nors ir akmuo po galvą, bet geriau jau savos namuos. Taigi, kai galų gale visi parsirado, kas iš Australijos po ne visai sėkmingų laimės paieškų, o kas iš priverstinės emigracijos pasvetimus į bendrus namus, teko vėliai šuns šeimininkams meilę šuns iš naujo užsikariauti. Ir dėja, obuolys čia nepadėjo. Po tokio ilgo išsiskyrimo turbūt ir visas obuolių pyragas nebūtų padėjęs. Man pasakojo tie žmonės, pas kuriuos jisai gyveno, nepaisant to, kad jie turi veislyną ir veislynas yra lauke, bet Bartas yra privilegijuotas ir jisai gyvena namuose kartu su jų, beje, spanieliu ir dar vienu katinu. Bartas gyvenime nėra gyvenęs su katinu, bet sakė, kad jisai jį pagainiojo vieną dieną, o kitą dieną jau tapo draugais. Bartas 2 mėnesius laukė, kad jį pasiims ar jį gražins namo. Kai tik eidavo tų namų šeimininkė prie mašinos, Bartas eidavo paskui ir klausimam akim žiūrėjo ją ir klausė, kada tu čia mane išveši namo. O po 2 mėnesius nebelaukė daugiau. Ir sakė, kad tada, kada jinai pasiėmė vežti jau mums, kai mes sugrįžom, jis irgi neturėjo jokios nuojautos, jis tiesiog labai nustebo. Bet kada jie čia atvežė, jis irgi nerodė ypatingo džiaugsmo. Aš manau, kad jis buvo kaip reikia ant mūsų supykęs. Ar ilgai teko gerintis, kad išpirkti Jisai sirgo po to gerą mėnesį. Jis pradėjo sirgti, nes jis anksčiau nesirgo, bet jis labai nusirgo. Ir kailis ten šėrėsi ir visokios negandos puolė. O paskui kažkaip praėjo ir va. Laimiai šiandien, kaip matote, šuo yra sveikas, kiek galima būti sveiku, kai tave senjoru vadina. Dabar Bartas daugiau ant saulutės gulinėja, kokią netyčia užklydusią voverę ar katę vardan jaunų dienų pavaiko ir prižiūri savo šeimininkę. Australijoje Eva Tombak su šeima pragyveno pusmetį ir tie 6 mėnesiai įskiepijo moteriai begalinę meilę jogai. Taigi ši mankšta dabar jau tapo bendru Evos ir jos Barto kasdieniu ritualu. Anksčiau buvo kasdienos ritualas toks, kad aš su Bartu bėgdavau. Kiekvieną rytą mes su juo prabėgdavom 45 minutės. Taip? Dabar, kadangi aš pradėjau užsiminti jogą, tai bėgioja mano vyras su Bartu. O Bartas tik tai kontroliuoja, ar aš teisingai darau jogą. Ir kaip jisai tai daro? O jam akivaizdžiai šis užsiėmimas patinka ir ypač garsai, kurios skleidžia, kvėpavimo garsai. Nes jį matomai apima kažkokią ekstazę. Nes kaip jis dabar čia prabėgo tarp mūsų su to savo pagaliu, tai jis lygiai taip pat pradeda sukiotis aplink mane, aplink tą kilimėlį, irgi, kada aš darau pratimus jogos. Tai iš esmės instruktorius namuose geras? Puikus instruktorius, sakyčiau, kontrolierius puikus. Labai tikėtina, kad kada nors šio kontrolieriaus nuotykiai suguls ir į knygos ar žurnalo puslapius. Ne vieno Lietuvoje populiaraus žurnalo buvusi leidėja sako, kad kol kas ji pati Barto gyvenimo ir požiūrio į spaudos puslapius neguldo. Tačiau jos vyras tikrai jau audžia mintį. Tiesa, kada ta mintis realiai pasieks knygynų lentynas, sunku pasakyti. Visgi, jeigu greituoju būdu reikėtų suregzti pasaką, kad ir mažam vaikui apie Barto nuotykius, ji atrodytų maždaug taip. Bartas pasakoje būtų turbūt nenuspėjamas herojus, aš manyčiau. Nes tu realiai jo elgsenos nelabai gali nuspėti. Beje, čia panašumas su šeimininkais. Kada atrodo viskas tarsi jau yra suprantama ir perkastas ta elgsena. Čia su to, kad jisai gali kažkokį žmogų pasitikti nelabai mandagiai. Ir tu nelabai suprasi, kodėl, nes tas žmogus, tikrai viskas su juo yra tvarkoj ir mes draugai esam. Ir čia net nebūtinai vaikas, bet kažkas gali būti ir jisai gali parodyti jam, nelabai gražius jausmus. Beje, tikėtina, kad tie negražūs jausmai gali prasimušti kiekvienam pretendentui į Evos dukters ranką. Pasirodo, Bartas, kaip pati Eva prisipažįsta, yra užkietėjęs senbernis ir apie pateles, trumpai sušokęs lengvą ale indienišką šokį, kiūtina ant sofos. Taigi pats skeptiškai į savo padermės paneles žiūrinti šuo sunkiai susitaiko su mintimi, kad ir pas kitus kas nors romantiško gali susiregzti. Yra tekę atsivesti namo panelę, kad susipažintų su Bartu ir jis visada labai daug pelnydavo simpatijų ir aš to pasinaudodavau, žinoma. Bartai, tai mergas kabindavai, ar ne? O taip. O bachūrų nemėgsta, beje.
Tai seseriai vestis draugą, susipažinti su Bartu geriau nevertėtų. Neverta, nes vienas dalykas Bartas yra, kuris tam priešinsis, kitas dalykas aš irgi nebūsiu patenkintas, nes labai atidžiai stebėsiu bet kokį sesės buhūrą. Tai visiškai nėra prasmės vestis namo. Tai aš taip sakyčiau, sesiai nepasisekė. Kodėl? Pasisekė? Kaip taip? Visi žiūri, nėra kaip atsipalaiduoti. Visi saugo. Taip jie visi ir gyvena, vienas kitą pasaugodami, pabėgiodami, prižiūrėdami ir mintį ausdami, kada nors savo Barto gyvenimą į raidės supinti. Labai graži istorija turėtų gautis, juk kartu daug laiko praleista, o kiekvienas raštas prasideda nuo pirmosios raidės. Kodėl pavadinome Bartu, aš negaliu atsakyti, bet aš tik galiu papasakoti trumpai istoriją. Šiaip tai jisai turėjo būti pavadintas vardu iš F raidės. Tai buvo prašyta, žinai, pagal ten tos visus kilmingus dokumentus. Ir mes sėdėjom su vyru ir sukom galvą. Forsaitas, Freudas, Frendlis. Viskas kažkaip, taip bukai skamba. Ir staiga bus sakom, Bartas, negaliu pasakyti kaip, tiesiog intuityviai. Ir taip ir tapo Bartu. Tai kažkaip tai iš F į B? Bet nusprendėm, kad tiek to su to F, nieko gero su to F dažniausiai ir nebūna. Dėkojame Evai Tombak ir jos sūnui už įdomų interviu. Bartai lik sveikas, o jūsų mėly žiūrovai jau laukia gražiausio šuns konkursas. Nesvarbu, kokios veislės ir dydžio yra jūsų šuo, Duok Labas skelbia gražiausio šuns konkursą. Siųskite savo mylimo šunelio nuotrauką į BTV adresu savireklama@btv.lt ir vasaros gale laidos žiūrovai išrinks gražiausią šunį. Jo šeimininkui tiesiai į namus laidos rėmėjai pristatys net 50 kg Canis šunų maisto. Už gražiausią šunį balsuoti galėsite BTV Facebook puslapyje. Netingėkite ir nepražiopsokite savo šanso. Dalyvaukite. Labai dėkoju, kad žiūrėjote laidą. Aš jums nuoširdžiausiai linkiu, kad jeigu taip gyvenime atsitiktų, kad reikia skirti su jūsų augintiniu, tai įvyktų labai trumpam ir kad jūs visada turėtumėte galimybę savo mylimus ir augintinius ir žmonės pasiimti su savim kartu ir į tolimas šalis, ir į netolimas išvykas. O šiandien sakome ate su Knopkiu, ar ne? Pasakysi ate, Knopki? Kažkaip tau dar po atostogų sunkiai sekas kalbėti, ar ne? Gerai, dar pailsėk truputėlį. Ir pasimatome po savaitės, sekmadienį 8 val. Ryto, žinoma, per BTV. Iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei.